Psoriazinis artritas, kai oda ir sąnariai yra susiję. Jei sergate psoriazę ir jūsų sąnariai pradeda skaudėti, tai neatsitiktinumas. Psoriazinis artritas yra sisteminis organizmo uždegimas ir jis prasideda ne nuo odos arba sąnarių, jis prasideda žarnyne ir kepenyse. Kai žarnyne yra uždegimas ir kai padidėjęs pralaidumas, kepenys negali susidoroti su toksinais, imuninė sistema yra aktyvioj būsenoj visą laiką, visą parą. Organizmas atakuoja odą, tada įsitraukia sąnariai, tada atsiranda pirštų skausmas, sustingimas, patinimas, keičiasi net sąnarių forma. Ir jei jūs gydysite tik tai odą, sąnarių būklė dar labiau blogės. Jums reikia sumažinti bendrą uždegiminį foną, atkurti virškinamąjį traktą ir tik tada pradėti maitinti kremzlę ir sąnario sinovinį skystį. Jei jums įdomu ir svarbu suprasti, kaip sustabdyti šį procesą, dėkite komentaruose pliusą arba rašykite man asmeninę žinutę.